Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat. Ačiū, kad spaudžiat patiktuką. Ačiū, kad komentuojat. Kuo nudžiugins mus rytojus? Aš kaip labai ilgai čia aš kalbu ir gaišinu jūsų laiką be reikalo. Tai va, įsirinkit savo kortą ir dabar jau su reikalu paskaitysiu. Taip, tai toks šiuolaikinis mokytojas, įstatymų žinovas ir šiaip toksai labai stipriai išmintingas žmogus. Anksčiau išmintingi žmonės buvo rūstūs, rimti ir sėdėdavo susikaupę vos neužsimerkę. O šiuolaikinis hierofantas yra linksmutis ir jum rodo kelią į viršų, į dangų, į tokį šviesėjimą tokiu būdu. Jūs rytoj pajusit šitą šviesėjimą savo pačių, jūs suprasit, kad jūs ir esat tie išminčiai, kad jūs esat tie šviesuoliai, kad jūs esat tie eruditai, kurie visai nerimtai nusiteikę, viską suprantat, viską žinot ir svarbiausia viskuo mėgaujatės. Jūs kiekvieną dalyką suprantat kaip ypatingą dovaną, o tai yra ypatingas supratimas. Jum nereikia jokių mokytojų, jum nereikia jokių lavintojų ar gurų, jūs viską žinot patys. Ir jūs džiaugsmingai sutinka kiekviena diena, kiekvienas paukštelis, kiekvienas šuniukas ir jau ką kalbėti apie žmonės. Ir žmonės visi jūs laiko ypatingai nušvitusiais. Jūs rytoj kaip tik šitą ir pastebėsit, jūs tiesiog nepastebit. Tai atkreipkit rytoj dėmesį į savo tą tokią pakylėtą dvasią, puikią nuotaiką, tokį supratimą, kad viskas, kas jum yra duota, yra geriausia, yra puikiausia, jum belieka tik stebėti ir džiaugtis. Na, puiki diena, žinokit. Taip, ir čia nuostabi korta. Jūs lyderiai. Jūs laikot vadeles rankose, jūs žinot, kur keliaujat, jum nesvarbu, ką aplinkui kas nors šneka ar kažkaip lieka nepatenkinti. Jeigu, pažiūrėkit į tą karietą. Jeigu čia prišoks koks nors šuniukas aplot, ar jūsų žirgai atkreips dėmesį? Niekiek. Jūs puikiausiai keliausit savo kryptim. Ir ta kryptis yra jums žinoma, jums jinai gera, jums jinai tinka. Jūs patys tą kryptį numatėt, jūs sugalvojot ir be jokių kliučių rėdat savo į tikslą. Rytoj jūs ypač pamatysit šitą reiškinį iš arti. Tai jūs labai pradžiugins. Oi, ir net neturiu ką pridurt. Žiūrėkit į tą kortą, kaip jūs labai puikiai vadovaujat savo gyvenimui ir džiaukitės, kaip visada tai darot. Taip, čia tas turtingasis riteris, kuris lėtai pas jūs ateina. Jam nėra kur skubėti. Jeigu jum rytoj pasirodys, kad jūs darot kažką nepakankamai greitai, tai jau tikrai nenusiminkit, už tai jūs darot viską užtikrintai ir pelningai. Jum nėra kur bėgti, jum nėra ko verstis per galvą, ten gadintis nervus ar kur nors užkliūt ir pargriūt. Jūs einat lėtai, jūs viską apskaičiavot, pinigai tiesiog eina paskui jūs ir neatsilieka. Rytoj tokia gera, rami, pelninga, piniginga diena. Būtinai jūs pradžiugins, būtinai. Taip, o šitas variantas, ketvirtasis šiuo atveju, turės daugybę veiklos.
tiesiog, žinot, kai būna dienų, kai nuo ryto imi bėgt ir bėgi iki pat vakaro. Ir tiek visko nuveikta, ir tiek visko padaryta, ir sutvarkyta, ir nupiešta, ir parašyta, ir uždirbta, kad vakare jau kai ima temt, o temsta dabar gana taip negreitai, tai jūs jau, šiek tiek pavargę, o gal net nepavargę, pasižiūrit, kiek jūs visko atlikot, kokie puikūs rezultatai. Ir tada tik tai suprantat, kad jūs šaunuoliai. Tai va, taip rytoj ir bus. Jūs rytoj atliksi daug darbų, jūs turėsit daug energijos, ir darbų, ir nedarbų. Gal atliksi tokių dalykų, kurie visai nesiskaito darbai, kad jūs kažkur maloniai nukeliausit, nuvažiuosit, pabendrausit. Ir gal net labai maloniai pabendrausit. Bet vis tiek tų įvykių bus daug, jie bus tokie apčiuopiami, kiekvienas jūs džiugins ir atlikę vieną bėgsit atlikti kito. Nuobodu nebus, energijos užteks, diena puikiai ateina.